Antradienį su Alytaus rajono vadovai susitiko Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis. Po susitikimo Alytaus rajono merė pakvietė Seimo pirmininką aplankyti Daugus. Vizitas prasidėjo Vlado Mirono gimnazijoje, kur prie apskrito stalo gimnazistai galėjo pateikti klausimus Seimo pirmininkui. Vyresnių klasių moksleivius domino situacija pasaulyje, JAV prezidento pasisakymai, vaikai klausė, ar politikas pasiilgsta darbo policijoje. Aš džiaugiuosi, kad mūsų jaunimas, gimnazistai, tikrai jų samprotavimas ir kritinis mąstymas, kartais ir kolegas politikus lenkia. Tai klausimai tikrai yra dalykiški, supratingi ir džiugu, kad mūsų ta jaunoji karta būtent tokių pilietiškumų ir kritiško mąstymo pagrindais yra ugdoma. Tai tikrai smagu buvo aplankyti, pakalbėti su jais. Saulius Skvernelis pakalbino ir koridoriuje sutiktus vaikus. Domėjosi, kaip anksti jiems tenka vykti į mokyklą. Ir kiek dar laiko važiuoti iki namų? Tai apie 15 minučių kažkur, gal biškai mažiau. 6. Nelabai priprantamas dalykas. Po susitikimo su gimnazistais Seimo pirmininkui parodyti Dauguose numatomi projektai. Čia visą aplinką, visą teritoriją sutvarkyti ir pritaikyti mūsų jaunimui, sveikatinimosi paslaugom, o trečią aukštą bendradarbystės bus erdvės verslumui skatinti. Tai visas šitas patalpas bus atrenovuotas, sutvarkytas, įkurtos erdvės ir tikrai net nebejojam, kad Daugų bendruomeniai tai yra labai svarbu, juolab, kad mes turim ir savo vaikus, kurie plaukioja baidarėmis, tai jie galės lygiai taip pat čia sportuoti, turės puikias sąlygas. Meno ir sporto mokykloje yra įkurta tam tikra erdvė, tikrai su senais treniruokliais, tai vaikai sportuoja. Nepritaikyti, iš tikrųjų. Pati aplinka, o pačioj gimnazijoje, pirmą aukštą įrengt, sutvarkyti. Profesionaliai, kad galėtų... Kad ir bendruomenė, ir vaikai, visi galėtų sportuoti. Dar paplūdimį kurį tvarkysim, tai yra kitoj jų ežero pusėj. Tai irgi turim tų vizijų tikrai labai gražių. Su laipynėms visko planuojam padaryti vaikams, su žaidimo aikštės. Norisi pasižiūrėti, kuo kvėpuoja, kuo gyvena mūsų rajonai. Ta dariau anksčiau daugiau, dabar aišku yra kitas statusas, kitas požiūris, bet tai yra labai svarbu matyti, bendrauti su savivalda, dėmesį parodyti ir ieškoti ir žinoti, kas yra jiems, kokios problemos aktualiausios, ką gali įstatymų leidėjas padėti paspręsti. Tai apie gimnazijas, regioninių gimnazijų išlikimas tikrai priklauso nuo požiūrio, ar tai bus išliktas formalus 21 moksleivio toks labai aritmetinis vertinimas, ar gali komplektuoti klases ar ne. Tai manau, tas pokytis tikrai vyksta ir švietimo ir mokslo ministrė ir mūsų frakcijoje kalbėdama paminėjo, kad pokytis bus. Tai dabar tą pokytį reikia padaryti protingą, nes tas prisidėjimas savivaldos prie klasių komplektavimo turi irgi būti proporcingas. Jeigu nėra 21 vaiko, bet yra 20 vaikų, tai negali būti 50% su valstybė toksai naštos pasidalinimas. Turėtų būti proporcingai, kiek trūksta tų vaikų iki komplekto, bet čia yra esminis dalykas. Jeigu mes norim išsaugoti regionus, tai turime saugoti mokyklas ir gimnazijas. Jeigu ties prarasime, galim daryti čia ir kalbėti, ką nori, nieko nebus. Taip pat ir ta kita infrastruktūra, kas įgalintų šeimas gyventi. Darželiai, gimnazijos prieinamumas, užklasinė sportinė veikla, kultūrinė veikla. Tai labai svarbu ir tas požiūris, kuris gal 4 metus vyravo, kad yra Vilnius, dar šiek tiek Kaunas, o ten paskui, kas yra Lietuva, tai man nelabai kam ir rūpėjo. Tai manau, kad šitos koalicijos yra požiūris kitoks. Praėjusi valdžia labai daug kalbėjo apie regionus, dėlė realių kažkokių sprendimų nesulaukėm. Labai tikiu, kad ši valdžia ne tik kalbės, bet ir tam tikrais darbais tiek vyriausybė, tiek Seimas priims tam tikrus teisės aktus ir aktų paketus tam, kad atsižvelgtų į mūsų į regionus. Su Seimo pirmininku iš tiesų aptarėme daugybę temų, visas tas temas, kurios aktualios mums kaip rajonui.
Visų pirma, kalbėjome švietimo klausimais, kalbėjome dėl priešgaisrinės tarnybos, dėl galimo finansavimo didinimo, dėl priešgaisrinių automobilių, pagelbėjimo kažkaip įsigijant priešgaisrinius automobilius. Diskutavom ir dėl galimybės persvarstyti Seimo rinkimų ribas, nes dabar šiandien, kaip ir nekartą minėjau, turim 3 savo Seimo narius, bet labai norėtųsi turėti tą tikrą vieną Seimo narį. Diskutavome ir apie regionų problemas, apie regionų skatinimą, apie galimybę daugiau pritraukti investicijų į regionus. Taip pat pristatėm Seimo pirmininkui projektus, kuriuos planuojame įgyvendinti čia pas mus Alytaus rajone. Dauguose planuojame prikelti naujam gyvenimui Daugų Vlado Mirono gimnazijos pastatą, tą dalį, kuri yra visiškai nenaudojama, 3 aukštų dalį. Planuojame iš 3 projektų jį sutvarkyti, 3 aukšte įrengti bendradarbystės erdvę, mūsų verslui skatinti, 1, 2 aukšte planuojame sveikatingumo ir sporto kompleksą, tai ir nauji treniruokliai mūsų irkluotojam ir apskritai visai Daugų bendruomeniai, sveikatinimo erdvės ir paslaugos įvairios. Tuomet apžiūrėjom ir iš 1000-mečio mokyklų projektų planuojama sutvarkyti Daugų Vlado Mirono gimnazijos stadioną. Taip pat apėjome visą tą erdvę, kur planuojame taip pat sutvarkyti tiek dviračių takus, tiek prieplauką, tiek tiltus, tiek nusileidimus, tiek ir aprodėm viską, ką planuojam investuoti, kad mūsų irkluotojams būtų sudarytos pačios geriausios sąlygos, kad čia Dauguose augtų kuo daugiau profesionalų. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko Sauliaus Skvernelio ir Alytaus rajono savivaldybės merės Rasos Vitkauskienės susitikimas įvyko abipusė iniciatyva.